Šiandien yra 3 diena Amerikoje ir susiruoškim kartu su manimi dienai. Pirmą kartą visiškai niekur nereikia skubėti, nes aš esu pratusi keliauti tokiu tempu, kur tu visada vis kažkur lėki. Tai čia irgi daug ką veikiam, tiesiog gal tokiu lėtesniu žingsniu mane kelionėse visada išberia. Dar mačiau per žinias, kad artėja tornadas. Kas norit sekti mano kelionę šiek tiek arčiau, tai žinokit, kad visą turinį pagrindę realiu laiku keliu į savo Instagramą. Užvakar dariau crumble cookies apžvalgą. Tie sausainiai gal ir skanus, bet kokie jie yra nesveiki. Realiai dabar tokia kaip tradicija yra, kad po kiekvienos mano kelionės savo sekėjams parvežu lauktuvių. Ten realiai viskas, ką reikia daryti, tiesiog būti aktyviems. Ir mąsčiau dabar, ką galėtų parvežti įdomaus iš Čikago. Pagalvojau, o jeigu parvežti labų? Manau, kad būtų labai geras lauktuvės. Na ir viskas, tai liko išsirinkti outfitą. Ir jo, jeigu norit matyti mano visą kelionę, kaip man sekasi, būtinai pasiekit mane Instagrame Demino. Na, o šiandien varau toliau eksplorinti Čikagą.